Šlovė! Sveikinuosi su jumis iš Silicon Valley, Cupertino miestelio, iš Jungtinių Amerikos valstijų. Čia auga obuoliai, bet ne ant medžių, o prekybos lentynose, ir čia ne iš obuolių, ne sultis spaudžia jūsų ir mano pinigus už nuostabius dalykus, kuriuos jie čia sukuria. Aplinkui čia visi filmuojasi, tai aš nusprendžiau irgi įkelti video, bet tas video turbūt ne apie tos telefonus ir nuostabius įrenginius, kurie mūsų ausyse ar jūsų rankose, bet tai yra apie tai, ką aš čia veikiu. Aš atlydėjau Justo Narkevičių į Kaliforniją įveikti Katalinos sąsiaurį, mums tai pavyko, sėkmė, ček. Sekantis planas yra biškelį pataupyti CO2 ir vietoj to, kad skristi namo ir po mėnesio skristi į Jungtinės Amerikos valstijas į Manhattaną, tai yra visiškai rytinę pakrantę, įveikti Manhattano 20 tiltų plaukimą kartu su jūs. Aš nusprendžiau tiesiog pervažiuoti Jungtinės Amerikos valstijas nuo vakarinės pakrantės iki rytinės. Turbūt su automobiliu sudengiusiu mažiau CO2, tikiuosi. O tuo tarpu, kad tos dienos neprailgtų ir kad aš neišdžiūčiau, nes tie, kas mane žino, tai pažįsta, žino, kad aš be vandens trumpai tai ištveriu, tai aš plauksiu, sustosiu, nežinau, baseinuose, upėse, balose, vandenynuose, ten, kur išeis. Ir papasakosiu, kaip sekėsi. Tai bus kažkas biškelį kitokio. Ir pačiam bus įdomu, ir galbūt kažkas panašus, žmogus nuspręs kažką panašaus daryti ir yra plaukiantis, tai turės porą patarimų arba hintų, kur gali sustoti ir įmerkti savo pelekus. Tai va, laukiu žinių, pasistengsiu kiekvieną dieną ar kas antrai kelti filmuką, stengsiuos po kiekvieną dieną. Stengsiuos pamatyti įdomias vietas, kiek pavyks tiek, laiko mėnuo. Tai iki pliumtelėjimo. Čiau! Iš 10 000 kilometrų.